133 pamoka - dalelyčių rašymas draugė ir skyriumi. Dalelytė yra labai sunki rašybos atžvilgiu ir vien todėl, kad kai kada ta pati dalelytė yra rašoma drauge, kai kada skyriumi. Šią pamoką skirsiu dalelytės ne ir dalelytės nebe rašybai, nes dalelytė ne ir nebe tikrai rašomos panašiai. Pirmiausia, tai kada rašome dalelytės drauge. Kada dalelytė ne arba dalelytė nebe suteikia priešingą reikšmę. Tai gali būti įvairios kalbos dalys. Aš parašiau, kokie yra pavyzdžiai. Tai būtų nelaimė su daiktavardžiu, laimė, nelaimė, nenoriu su veiksmažodžiais ir veiksmažodžio formom, noriu, nenoriu. Taip pat su būdvardžiais, geras, negeras, taip pat su prieveiksmiais, kai kuriais negerai. Ir parašiau atskirą pastabą, kad su būdvardiniais prieveiksmiais, reiškia iš būdvardžių padarytais prieveiksmiais. Nedrąsiai, negarsiai, nešvelniai. Taip pat reikėtų įsidėmėti ir prieveiksmį ne visiškai. Dėl to, kad su kai kuriom kalbos dalim, tai būtent su skaitvardžiu, su įvardžiu ir su kai kuriais prieveiksmiais, dalelytę rašysime skyriumi. Taigi įsidėmėkite, su kuriais prieveiksmiais rašysime drauge. Dabar, kada dalelytę rašome skyriumi? Kada yra skaitvardžiai, pavyzdžiui, ne vienas, ne šimtas, ne pirmas, ne antras, su įvardžiais, ne aš, ne tu, ne mes, ne toks. Tačiau yra išimčių. Pavyzdžiui, žodis nekoks gali būti rašomas ir taip, ir taip. Jeigu tai yra prasmė prastas, pavyzdžiui, kvapas buvo nekoks, tuomet rašome drauge. Arba pavyzdžiui, jis atrodė kaip nesavas, tai būtent kada yra prasmė keistas, tada rašome drauge. Visais kitais atvejais su įvardžiais rašysime dalelytės skyriumi. Taip pat parašiau prieveiksmius. Skyrium rašome su daugeliu prieveiksmių, bet irgi kiekvienu atveju reikia žiūrėti į sakinį, į sakinio prasmę, prisiminti, kad tai būdvardiniai prieveiksmiai drauge rašomi, ar ten, sakykime, ne visiškai, ne arti, netoli, tokie prieveiksmiai tikrai yra, kurie rašomi ir drauge. Taigi būkite atidūs rašydami su prieveiksmiais. Dabar, kada dar dalelytę rašome skyrium? Kada sakinyje yra parašytas prieštaravimas arba kada prieštaravimą galima nujausti. Pavyzdžiui, darbas yra nelengvas, o sunkus. Tiesioginis prieštaravimas su jungtuku sakinys, tai tikrai labai aiškus atvejis. Tačiau, net ir tada, kada nėra to prieštaravimo, bet jį galima nujausti iš sakinio, pavyzdžiui, tu man netarnas. O kas tada? Taip? Taigi, tokiu atveju irgi taip pat rašome skyriumi. Dar yra viena tokia maža gudrybė. Pavyzdžiui, kada mes sakome nelaimė, tai galim pasakyti, kad yra toks žodis laimė ir nelaimė. Arba, pavyzdžiui, toks atvejis, kai yra draugas nedraugas, ar ne? Tai galime rašyti tą žodį ir taip, ir taip. Tačiau yra tokių žodžių, kuriem net neprilipdysi dalelytės ne arba nebe. Pavyzdžiui, kad tai langas ir nelangas. Net nėra žodyne tokio žodžio. Tuomet ir galvos nereikia sukti, tas žodis tiesiog nėra rašomas drauge. Taigi atsiminkite, kai yra prieštaravimas arba jis nujaučiamas, dalelytę nerašome skyrium. Ir dar vienas atvejis, kai dalelytė ne arba nebe atsiduria tarp dviejų panašių žodžių, nesvarbu kokios tai būtų kalbos dalis, ar tai būtų įvardžiai, ar tai būtų prieveiksmiai, pavyzdžiui, kas, ne ką, ne kas, arba tarp dviejų panašių žodžių, šiaip ne taip, šioks ne toks, tai tuomet irgi rašome skyriumi.
Taigi dalelytė ne arba dalelytė nebe drauge rašoma, kai suteikia priešingą reikšmę, su kai kuriais prieveiksmiais rašoma kartu, įsidėmėti žodį ne visiškai. Skyrium rašome su skaitvardžiais, įvardžiais, kai kuriais prieveiksmiais, išimtis įvardžiai nekoks, nesavas, kada jie reiškia prastas ir keistas, ir kada yra prieštaravimas arba jis nujaučiamas, bei tarp dviejų panašių arba vienodų žodžių. Pamoka baigta.